Nuvažiuosim į patį tolimiausią tašką, į Panevėžį prie Pumpėnų. Nesenai nupirktą valdą, ten padarė projektą, patvirtino, bet išlindo vienas galas, kai vakar rašė inspektorė leidimą kirst mišką, kad nėra įrašyta kirtimų žiniaraštį, kad galima kirst pušis, nors jos yra įtaksuotas, kad taksoraštį yra pažymėta, ką galima kirst, bet miško kirtimų žiniaraštį nėra įrašyta. Tai reikia tas pušis nuvažiuoti ir apipūsti, uždažyti, kad jų neiškirstų, nes kitaip padarysim nusižengimą, ko mes nelabai nusteikęs. Paprašiau yra nerangovo to paprašyti, kai jis padarytų, o Biržės režėjo, kuris darė dokumentaciją, reikalinga leidimų išimti kirst mišką. Bet dabar staigiai per kelias dienas sukaustė žemę, be sniego, aišku, nežinau kaip ūkininkam, bet ko gero jiem irgi nelabai gerai, kad taip staigiai, greitai viskas paėmė ir sušalė, nes realiai jau buvo pradėję viskas vegetuoti. Pliusinė temperatūra buvo apie plus 9 laipsnius ir staigiai davė to minusas, švaraus be sniego. Mum, kaip miškininkam, tai gerai, nes vienas dalykas visiškai švariai pašalė, galim važiuoti praktiškai bet kur, paviršium, su bet kokiu traktorium. Pas mumis naktim šią savaitę buvo 3 naktis po minus 14 laipsnių šalčių. Tai labai tikėtina, kad labai daug išmirs nuo šalčio žievėgraužis. Bent jau populiacija turėtų sumažėti, nes jeigu užsninga, pasidaro toks kaip termosas, neleidžia peršalti. O dabar toks grynas, tikras šaltis, reikia tikėtis, kad mažiau bus to žievėgraužio, nebereikės tiek daug sanitarinių kirtimų daryti. Bet tai mūsų tikslas ir yra ne kuo daugiau miškų iškirsti, o kuo daugiau užaugintų miškų iškirsti. Miškininkų toks tikslas turėtų būti kirsti brandų medieną, o ne nebrandų. Aišku, tu nepakeisi to, jeigu gamta taip susiklostė, kad reikia sanitariškai kirsti tos medžius.